Sveiki, brangieji, aš Viktorija, kaip visada džiaugiuosi labai sveikindamasi su jumis jau naują mėnesį, balandžio mėnesį, kai viskas jau pamažu bunda, skleidžiasi, šiltėja. Ir prieš keletą dienų skaitydama ir melsdamasi, būdama su Dievu, iš naujo atradau Habakuko knygą. Ir norėčiau jums perskaityti keletą eilučių, kurios ypatingai galbūt surezonavo man ir norėčiau su jumis pasidalinti. Tai būtų Habakuko 3 skyrius nuo 17 eilutės. Nors figmedis nežydėtų ir nebūtų vaisių ant vynmedžių, nors alyvmedis neneštų derliaus ir laukai neduotų maisto, nors avių kaimenė dingtų iš avidės, o galvijų banda iš tvarto. Aš džiaugsiuosi viešpatyje, džiugausiu Dieve, kuris mane išgano. Mano stiprybė viešpats Dievas, jis daro mano kojas kaip stirnų ir įgalina mane žengti aukštumomis. Labai džiugu, kai turime tikėjimo pakylėjimą ir esame įkvėpti Dievo žodžio ir norime tuo dalinti su kitais ir nebūtinai tai gali būti ir tikinčiaisiais, bet žmonėmis iš mūsų aplinkoje ir kaip mėgstame kartais sakyti, galime nugriauti ir kalnus dėl Dievo. Bet kartais turime ir tuos liūdnus momentus, kai jaučiamės kaip dykumoje, kai nežinome, ką daryti, tai galbūt šitos eilutės daugiau galėtų kiekvienam iš mūsų priminti, kad kokios bebūtų tos liūdnos akimirkos, kaip atrodytų, nėra išeities, su Dievu ji visada yra ta išeitis ir jisai visada išves iš tokių sunkių situacijų ir linkiu skaityti Dievo žodį, nes tik jame galime atrasti tą vidinę ramybę. Na, o prieš pradedant klausytis pamokslo, norėčiau tiesiog trumpą informaciją suteikti, jog vyks šią vasarą, Liepos mėnesį, 5-7 dienomis mūsų bendruomenės stovykla, į kurią labai kviečiame jau registruotis, jau yra atidaryta registracija ir, taip sakant, paskirti tas dienas, būti kartu, melstis, dalyvauti, bendrauti, susipažinti, taip kad užrezervuokite tas datas ir būtinai užsiregistruokite. Taipogi dar norėčiau paminėti, jog birželio 8-9 dienomis vyks vyrų žygis Vilniaus apskrityje. Laukia labai įdomu ir rimti pokalbiai tarp vyrų. Registracija dar kol kas neatidaryta, bet neužilgo sekite naujienas ir būtinai bus pranešta, kada bus galima jau registruotis. Na, o dabar kviečiu nusiraminti, pasimelsti, nuraminti savo širdis ir paklausyti Olenos pamokslo. Tau viskas įmanoma, Aba Tėve, tau viskas įmanoma, Aba Tėve, aš tikiu tavo žodžiu, Aba Tėve, tau viskas įmanoma. Tačiau ne kaip aš, bet kaip tu nori, tavo valia tebūna, kaip tau patinka, kaip danguje, taip ir žemėje, tau šlovė visa, per amžių amžius, amen.
stebuklai ir ženklai lydės ir apsups mane. Aš drąsiai skelbiu ir meldžiuos tau, viskas įmanoma. Stebuklai ir ženklai lydės ir apsups mane. Aš drąsiai skelbiu ir meldžiuos tau, viskas įmanoma. Stebuklai ir ženklai lydės ir apsups mane. Aš drąsiai skelbiu ir meldžiuos tau, viskas įmanoma. Aš meldžiuosi, Aba Tėve, tau viskas įmanoma. Aba Tėve, tau viskas įmanoma. Aba Tėve, aš tikiu tavo žodžiu. Aba Tėve, tau viskas įmanoma. Aba Tėve, tau viskas įmanoma. Aba Tėve, tau viskas įmanoma. Labas rytas, brangi bažnyčia. Gera būti šiandien man su jumis ir dalintis to, ką Dievas įdėjo į širdį. Ir noriu pradėti su tokiu klausimu. Jeigu jūs kažkas paprašytų apibūdinti, koks yra Dievas, ką jūs pasakytumėt, koks jis yra? Nes iš tikrųjų taip, kaip mes matom Dievą, kaip mes jo suprantam ir kokį santykį su jam turim, labai įtakos visą mūsų gyvenimą, kaip mes gyvenam, kokius santykius turim, kaip juos statom ir iš vis, kaip vyksta visas mūsų gyvenimas. Tai iš tikrųjų mes dabar esame Efeziečios laiške, skaitom, ir pirmos 3 skyrius buvo labai tokios pilnos tiesos ir pilnos aprašymo apie tai, koks yra Dievas ir ką jis dėl mūsų padarė. Kad visi atsakymai iš tikrųjų yra Kristuje, kad Kristus sutaikė mus su Dievu ir per savo auką, kad mes esam atpirkti, išlaisvinti, esam dabar dalis jo kūno, kad pripildyti šventosios dvasios ir dėl to mes galim ir gyventi kitaip, nes mes turim šventoją dvasią, kuri padeda mums, kuri lydi mus ir kuri rodo mums, kaip daryti, kaip statyti mūsų gyvenimą. Tai kaip praeitą kartą irgi pamokslavo Romanas ir kalbėjo, kad mūsų kultūra irgi labai mūsų įtakoja, kad mes būnam kaip tos varlės, kuri kartais virdo ir mes nesuprantam, kaip būnam išvirinti ir pasiduodam kai kuriems dalykams ar galvojam, kad tai norma. Tai dėl to mums labai svarbu būti Dievo žodėje, kad jis pripildytų mus, kad mes, kaip parašyta, atnaujintum savo protą ir kad tikrai statytumėm ant tvirto pamato, ant Dievo žodžio. Tai dabar mes judom ir kalbėsim toliau skyriuose 5-6, ką parašyta apie santykius. Ir pažvelgsim ir tokius santykius tarp vyrų ir moterų, apie vaikus ir tėvus, ir apie vergus ir šeimininkus. Tai iš tikrųjų prieš pradedant skaityti norėčiau, kad mes su jumis pasimelstumėm, paprašytumėm, kad Dievas lydėtų mūsų savo dvasia ir kalbėtų kiekvienam į širdį. Tai Viešpatie, dėkojam tau už šį rytą, dėkoju už tai, kad mes galim taip laisvai rinktis, kad galim pažinti tave. Dėkoju už tai, kad tu visą dėl mūsų padarei, kad tu, Viešpatie, atėjai į šią žemę, kad tu mirei ir prisikėlei ir kad duoda mums tokį gyvenimą su pilnatvė, Viešpatie. Duok tikrai, kad kiekvienas, kuri klausysi, ateitų tavo pažinimą, Viešpatie, ir kas jau pažįsta tave, kad tikrai arčiau
pamatytų ir suprastų, koks nuostabus, koks didelis tu esi ir kaip tu viską nuostabiai sukūrei ir kad viskam turi ir tikslą, ir visame tame Viešpatie duok matyti tavo ranką, tavo grožį, Viešpatie duok, kad mūsų širdis būtų minkšta dirva, kur tu galėtum sudinti tos žodžius, kad savo laiku jį duotų gerą vaisių, Viešpatie. Tiesiog apvalyk mus, duok tikrai minkštą širdį girdėti tavo balsą ir būk pašlovintas, nes tu esi vertas ir aš myliu tave, dėkoju tau ir prašau per Jėzų Kristų. Amen. Tai pradėkim nuo to, kad skaitysim Efeziečiams 5 skyrių nuo 22 eilutės ir iki 33. Jūs žmonos, būkite klusni savo vyrams, lyg Viešpačiui, nes vyras yra žmonos galva, kaip ir Kristus yra galva bažnyčios, jis kūno gelbėtojas. Todėl, kaip bažnyčia paklūsta Kristui, taip ir žmonos visame kame klauso savo vyrų. Jūs vyrai, mylėkite savo žmonas, kaip ir Kristus pamilo bažnyčią ir atidavė už ją save, kad ją pašventintų, apvalydamas vandens nuplovimu ir žodžiu, kad pristatyti savo šlovingą bažnyčią, neturinčią dėmės, nei raukšlės, nei nieko tokio, bet šventą ir nesuteptą. Taip ir vyrai turi mylėti savo žmonas kaip savo kūnus. Kas myli savo žmoną, myli save patį. Juk niekas niekada nėra nekentis savo kūno, bet jį maitina ir globoja, kaip ir Kristus bažnyčia. Mesgi esame jo kūno nariai ir iš jo kūno ir kaulų. Todėl žmogus paliks tėvą bei motiną ir susijungs su savo žmona ir du taps vienu kūnu. Tai didelė paslaptis. Aš tai sakau, žvelgdamas į Kristų ir bažnyčią. Taigi kiekvienas iš jūsų tegul myli savo žmoną taip kaip save patį, o žmona tai gerbė savo vyrą. Tai mes matom, kad čia rašoma bažnyčios žmonėms ir parašyta vyrams ir moterims, bet labai svarbu pamatyti, kad pati esmė čia, apie ką rašo, kad čia santykiai apie Kristus ir bažnyčią, ne? Kad tie palyginimai, nes santuoka yra pašaukta atspindėti santykius Kristaus ir bažnyčios, ne? Kad vyras turi taip mylėti ir rūpintis kaip Kristus, o žmona kaip bažnyčia turi paklusti ir gerbti savo vyrą, ne? Kaip Kristų. Tai iš tikrųjų, ką mes galim pamatyti iš šitos ištraukos apie Kristų, kad jis yra galva bažnyčios, kas jis yra kūno gelbėtojas, ne? Kad jis atidavė, šiaip parašyta, save už mus, atpirko mus ir dabar mes esame jo, ne? Ir esam kaip kūnas, ne? Kur galva sako, ten kur kūnas juda. Ir jeigu kažkur kūnas nejuda, reiškia, kad kažką netaip veikia ir tada ir kiti organai ir viską kenčia iš tikrųjų. Tai labai svarbu tas susijungimas, kad būtų. Mes taip pat matom, kad Kristus jis apvalo bažnyčią vandeniu ir savo žodžiu, kad jis tikrai taip kruopščiai, nuolankiai, minkštai darbuojasi ir apvalo, nes jis nori matyti bažnyčią tokią šlovingą, šventą, nesuteptą. Jis nori tikrai pakilti ir žinot, Dievas priima mus tokius, kokius mes esam, bet jis nori vesti mūsų šito šventumo kelyje, kad mes panašėtumėm į jo ir atspindėtumėm dar labiau jo šlovės mūsų gyvenime. Ir matom, kad Kristus taip pat maitina ir globoja bažnyčią. Ir čia tokie žodžiai panaudoti, kuri labai susiję su kaip paukštis rūpinasi savo mažiukais, nes ta tokia šilta globa, tokia minkšta. Jis yra ne viso visatos valdovas, jis turi begalybę jėgą, bet Dievas niekada neverčia mūsų, ne? Jis traukia mus, jis kaip C.S. Lewisas pasakė, kad jis negali versti, jis gali tik mus traukti taip prie savęs. Ir jis iš tikrųjų nori, kad mes kiekvienas pamatytumėm, koks nuostabus jis yra, koks didelis ir galingas ir prieitumėm
patys iš tos meilės siektumėm paskui jo. Tai mes taip pat matom, kad jis nori, jis myli mus su tokia, ir žodis meilė tai yra agape meilė, kas reiškia besąlygiška, kas reiškia tokia meilė, kuri neturi ribų, kuri pasiaukojanti meilė. Ir su tokia meilė jis mus mylo, nes jeigu būtum atviri, tai tikrai esam toli nuo tobulos bažnyčios. Tiesiog mes kiekvienas kaip atstovaujam bažnyčią ir suprantam, kad ant kiek Dievas yra kantrus su mumis, ant kiek jis myli mus, kada net kartais mums ir patiems sunku save pamilti ar priimti, bet jis iš tikrųjų apvalo ir tokį traukia mus arčiau savęs, arčiau širdies. Ir matom, kad taip aprašyta, ką Kristus daro dėl bažnyčios, ir tokią pašaukimą turi vyrai, taip atspindėti šią žemėje Kristų ir rūpinti savo žmoną, mylėti ją taip kaip Kristus. Ir iš tikrųjų, aš manau, kad be Dievo tai yra neįmanoma, nes čia labai aukštas toks lygis, į kurį Dievas pašaukė vyrus. Bet vyras, kuris išgyveno tą Dievo artumo, atleidimo ir meilę, jis tada tikrai gali ir rūpinti savo žmoną ir tikrai ją taip mylėti. Ir jeigu jis pripildytas šventosios dvasios ir Dievo žodžių, tada jis gali ir tinkamai irgi vesti ir pakelti ir padėti žmonai irgi šitoj gyvenimo tikėjimo kelionėj irgi augti ir siekti Kristų kartu. Tai iš tikrųjų labai, labai svarbu irgi, kaip vyrams, manau, apie tai susimastyti iš tikrųjų, kur aš esu, santykis su Dievu ir kur aš einu, kokius tikslus siekiu. Ir jeigu jau turiu žmoną ar šeimą, tai kur aš tada lydžiu savo šeimą, kur mes kartu einam, kokius tikslus siekam. Ir tada šitoj kelioniai aš galiu pakviesti ir kartu eiti su savo žmona, su savo vaikais. Ir tai be galo svarbu. O jeigu jūs dar nesat susituokę, tai iš tikrųjų, bet norit turėti šeimą, tai manau labai svarbu irgi augti pačiam tikėjime, kad būti pačiam pripildytam Dievų, kad būtų iš ko po to duoti kitiems, ir kad bendrauti, ką tu sieki, kokios tavo vertybės, žiūrėti, jeigu vyrą ar moteris, kuris tave domina, kokios vertybės, ką tas žmogus siekia, ar nori pasiekti savo gyvenime, ir žiūrėti, ar aš noriu kartu keliauti ir eiti ten, kur tas vyras ar ta moteris, ar mergina, vaikinas eina. Iš tikrųjų, tai labai, labai svarbu. Nes mes matom, kad kaip Dievas pradžioje sukūrė Adomą, tai jis pirmas ir pasakė, kad negera jam būti viena. Jis davė jam užduotį, bet pamato, kad nėra tas žodis panaudotas tinkamas pagalbininkas. Ir tas vienas iš raktinių žodis tinkamas, kuris atitiktų jam ir tokia lygiai verčia būtų santuoka, partnerystė. Ir tas žodis irgi pagalbininkas, tai ne taip yra, kad tarnas, kuris ten patarnauja tik tokiu būdu, bet tas žodis hebrojų kalboj labiau susijęs su tokiu net kariuomenių terminu, kuris pagalbininkas, kuri tu turi užduotį, bet tau reikia pagalbos tai įvykdyti, nes tu pats to nesugebi. Ir Dievas Sename testamente ir Naujame dažnai sako, kad jis yra mūsų pagalbininkas. Tai iš tikrųjų čia tokia ir garbė, ir rolė kartu ir padėti ir įvykdyti tam, kam esi pašauktas. Ir dėl to labai svarbu ir būsimus savo žmonos vyrus žiūrėti per tą prizmę ir ar mes sueinam su tom pačiom vertybėm, su tikslais. Mes kada su savo vyru tada dar draugavom ir kalbėjom apie ateitį, mes tada tik buvom po
studentai, baiginėjom LCC universitetą ir galvojam tik, kad norim kartu statyti gyvenimą. Tokių kažkokių aiškų pašaukimų mes gal neturėjom, bet abu turėjom širdyje, kad mes norim tikrai gyventi tokią pasišventimą gyvenimą, kad vykdyti ir jo valią, ir dėl to mes meldžiamės, kur mums toliau būti, ką daryti. Mums buvo svarbu kartu ir mes studijavom Dievo žodį ir mums irgi buvo svarbu tarnauti vietiniai bažnyčiai. Tai tie dalykai mus be galo sujungė ir padeda ir padėjo ir padeda keliauti kartu per tikėjimą ir siekti Dievu. Bet taip pat aš žinau tokią vieną porą, kur jie bendravo, taip gan vienas kitam labai patiko ir vertybės atrodo tikrai traukė, abu mylėjo labai Dievą, bet vienas turėjo tokį didelį paraginimą grįžti į savo šalį, į Kirgistaną ir ten tarnauti ir labai turėjo tokį širdyje irgi priimti vaikus, našlaičius į savo šeimą, o ta mergina turėjo labai aiškiai irgi, jai buvo to laikų pašaukimas grįžti į savo kraštą, kur buvo Baltarusija ir ten tarnauti žmonėms. Ir jie suprato, kad kažkaip jas neeina po keliui tame pačiame kelyje ir iš tikrųjų taip ir išvažiavo pagal savo pašaukimus ir Dievas davė jam ten vyrą ir ten žmoną, kad kartu turėjo tą pačią viziją širdyje ir ten galėjo ir vaikinti vaikus ir tarnauti ten žmonėms, ten tarnauti Baltarusijos žmonėms. Tai iš tikrųjų svarbiausia iš tikrųjų ieškoti Dievą, turėti tas artimas santykis su jam ir tada jis nukreips ir visų kitų mūsų santykių. Ir tai dėl to labai irgi moterims svarbu ir merginoms ypač suprasti, ar aš noriu siekti paskui tokio vyro, nes mums žodėje parašyta ir dažnai čia naudojasi žodis paklusti. Ir mes matom irgi šį žodį ir 21 eilutėj, kur sako, paklusdami vieni kitiems Dievo baimėje. Tai matom, kad šiaip mes bažnyčioj pašaukti paklusti vieni kitiems. Ir tas žodis graikų kalboje yra hupotaso, kas reiškia pastatyti po arba dėti žemiau. Tai reiškia, kad iš tos pusės mes turim dėti irgi kitus virš save ir turėti tokią ir pagarbą, ir turėti nuolankumo, kur ir kada paklausyti vieną kitą. Tai čia bendras mums visai bažnyčiai tai pasakyta, bet toliau eina, kad sako, jūs žmonos, būkite klusni savo vyrams lyg viešpačiui. Tai matom, kad čia kalba, kad vyrams kaip viešpačiui. Bet aišku, visą pirma mūsų tas paklusnumas eina Dievui. Ir dėl to, kad mes norim pagerbti jo ir iš tos pagarbos jam mes ir statom savo gyvenimą taip, kad tada leidžiam vyrui būti tais vedliais mūsų šeimoje. Ir labai svarbu čia, manau, atkreipdėmėsi, kad apie tą tokį sveiką paklusnumą, nes, manau, tas dalykas ir ypač mūsų vakarietiškoj kultūrai skamba vos kaip įžeidimas ir irgi čia ir kultūrinis kontekstas, kuri buvo parašytas ir daug dalykų čia, kuri įeina į visą tai. Nes aš tikiu, kad sveikas paklusnumas, tai kai tu supranti, kas tu esi, kad tu nesi kažkoks antras rūšys, tu tikrai esi mylimas, kad tu esi taip pat Dievo vaikas, tu esi palaimintas ir taip pat esi paveldėtojas amžino gyvenimo. Ir apie tai net iškart rašoma iš pradžios knygos 1 skyrių, kaip Dievas kūrė visą pasaulį, sukūrė ir viso, ką mes matom, regim ir neregėjimus dalykus. Ir tada jis sukūrė žmonės ir parašyta, kad jis sukūrė žmonės pagal savo atvaizdą. Ir parašyta, sukūrė jį ir vyrą, ir moterį. Tai abu sukurti pagal Dievo atvaizdą.
po to sako, palaimina juos ir davė jiems tokią pašaukimą valdyti į žemę ir daugintis ir kad jo atvaizda būtų plečiama per visą pasaulį. Tai kad tai vykdyti, tai reikalingas ir vyras, ir moteris, ir jis gavo tą užduotį, bet taip pat jie buvo ir kitaip sukurti. Vyras buvo iš dulkės pasimtas ir Dievas įkvėpė jo gyvenimą, o moteris buvo paimta iš vieno iš kaulų vyro. Tai čia toks irgi, ir kada Adomas pamato Ievą, tai iš karto pažįsta ir pradėjo net poeziją kalbėti, kad čia žmona yra dalis mano ir mes esame viena. Tai matom, kad iš tikrųjų ta vienybė, ta tokia partnerystė, vienybė, tai tas, kas vienyje šeimą. Bet taip pat, kaip mes esam taip pat vertami ir mylimi, šeimoje mes gaunam skirtingos rolės, ir Dievas apie tai rodo ir kalba, ir jo žodėje mes skaitom irgi 1 Korintiečiams 11:3. Noriu, kad žinotumėt, jog kiekvieno vyro galva yra Kristus, o moters galva vyras, o Kristus galva Dievas. Tai įdomiai, čia parašyta, tai ką galim pasakyti, kad Kristus yra žemesnis už Dievą? Tikrai ne, bet mes matom, kad jis nusižemino ir atėjo į šią žemę, kad atpirkti mus, kad mirti ant kryžiaus, bet po to ir prisikelti. Ir jis parodo taip pat, būdamas čia kūne, čia žemėje, kaip gyventi, tame Dievo, kaip vykdyti Dievo valią, kaip turėti santykį su jam, kaip dangiškam tėvui. Ir tas toks pavyzdys ir mums yra, kad mes turim parodyti tą pavyzdį bažnyčios, kad žmonės žiūrėtų, kaip bažnyčia paklūsta Dievo žodžiui iš tos pagarbos, iš meilės. Taip pat mes turim tą meilę ir pagarbą vyrams, nes čia taip pat neparašyta, kad žmona tai gerbė savo vyrą. Ir tai iš tikrųjų be galo svarbu, kad mes visą pirma gerbtumėm savo vyrus širdyje. Ir ypač jeigu jūs dar nesat susituokę, tai irgi galvokit, jeigu jums patinka kažkoks vaikinas ar mergina, pagalvokit, ką jūs žavi šitame žmoguje, kokios vertybės, vėlgi, ar aš gerbiu šitą žmogų, ar aš noriu kartu su jam, ar su ją statyti savo gyvenimą. Ir mes, manau, visi, bent dabar mūsų irgi vakarietiškų kultūrai, tai mes pasirinkam patys, savo vyrus, savo moteris, mes turim tą laisvę rinktis. Ir aš manau, kad buvo tie dalykai, kurie tikrai mus sužavėjo vienas kitame. Ir kartais per tą visą tokią gyvenimo rutiną, per skirtingus dalykus mes galim pamesti irgi ir nebebranginti vienas kitą. Tai čia labai svarbu mums irgi suprasti, kad santykius irgi reikia investuoti, reikia puoselėti, kad tai čia toks nuolatinis veiksmas. Tai labai svarbu gerbti savo vyrą, ir tai eina pirma širdyje ir po to irgi kaip mes kalbame apie savo vyrus. Tai irgi labai daug pasako iš tikrųjų ir apie mus. Yra laikas, kad yra kažkokie iššūkiai santykiuose, tai labai svarbu ieškoti pagalbos, bet pas žmonės, kuriems galim pasitikėti, pas ką mes matom tos gerus pavyzdžius, ir tada mes tikrai galim ir prašyti ir maldos, ir pasitarti, yra tam laikas, bet turim tame turėti tikrai išminti ir matom, kad tame pašaukė mus Dievas. Ir aplamai, kad santuoka tikrai yra ir džiaugsmas, ir didelis palaiminimas, bet tuo pačiu metu tikrai yra ir darbo tame, ir kartais būna dalykai, kurie mums sunkiau, bet jeigu mes turim Dievo dvasią, tikrai gali mus duoti jėgą, vykdyti Dievo žodį, duoti taip pat atpažinti, jeigu mes pradedam kažkur ar manipuliuoti, ar imtis to, ko Dievas mus nepašaukė daryti, tai tikrai
labiausia ir svarbiausia puoselėti santykis yra su Kristumi, nes turėti gyvą ryšį, nes kada ir vyras turi tą santykį gyvą ir moteris, mes kartu judam arčiau Kristų ir tada ir mūsų santykiai tarpusavy irgi tampa artimesni ir mes išgyvenam daugiau tokią Dievo palaiminimą, kam ir buvo sukurta santuoka. Ir matom, kad Paulius aplamai apibendrina šiaip Kristaus ir bažnyčios santykius kaip tai didelė paslaptis, nes tikrai mes pilnai negalim suvokti, kaip mes tampam tą vieną kūno su Kristumi, kažkaip santuokoje mes tai matom kažkiek, kaip mes per metų panašėjame, mūsų vertybės, mūsų mąstymas, daug dalykų mes tikrai supanašėjam, nes kartais sako, kad išorės žmonės panašėja. Tai taip pat mes ir pašaukti panašėti Kristų ir augti tame santykyje ryšyje su jam. Ir jis iš savo malonės naudoja irgi skirtingus ir santykius, kad vesti mus šitame šventimo procese, nes jis nori mus pristatyti savo šlovingą bažnyčią ir neturinčią nei dėmės, nei raukšlės, bet šventą ir nenusiteptą. Tai šitame šventumo kelyje Dievas naudoja mūsų dažnai ir vyrus, ir moteris, kad kažko ir pamokyti, ir kažkokius dalykus pastebėti, nes kartais galvoji apie save vienai, pradedi gyventi, nes su žmogum statyti gyvenimą ir daugiau sužinoji labai apie save, galvoji, o aš taip niekada nedaryčiau, aš tikrai žiūri ir taip darai, ar ten kaip kokios reakcijos būna. Ir per tą irgi iškilo dalykai, kurį Dievas nori, kad mes atneštumėm į jo šviesą ir jis iš savo malonės mus ir apvalo ir padeda ir duoda malonės, nes tikrai nesam ne vienas tobuli, ne vienas negalime netobulai atspindėti Kristų, ne vienas negali atspindėti tobulai, bet ir bažnyčia, kaip turi elgtis. Tai iš tos pusės labai labai svarbu mums turėti irgi malonės, kaip Dievas turi mums daug malonės, daug kantrybės, kad ir mes turėtumėm tą malonę ir kantrybės mūsų sutuoktiniams. Ir taip pat mūsų santykiai yra tokie, pažiūrėsim į kitus dabar santykis, kurį irgi mes turim gyvenime, tai yra vaikai ir tėvai, kur irgi labai Dievas naudoja, kad auginti mus visam prasmėm. Tai perskaitykim 6 skyrių nuo 1 iki 4 eilutės. Jūs vaikai, klausykite viešpatyje savo tėvų, nes tai teisinga. Gerb savo tėvą ir motiną. Tai pirmas įsakymas su pažadu, kad tau gerai siektųsi ir ilgai gyventum žemėje. Ir jūs, tėvai, neerzinkit savo vaikų, bet auklėkite juos drausmindami ir mokinami viešpatyje. Tai ką čia parašyta, matom tėvams. Ar pirmą pažiūrėkim gal vaikams. Vaikams ką parašyta, kad reikia klausyti ir gerbti. Tai irgi panašiai, ir dabar irgi Dievas viską sukūrė, jis turi tą tvarką ir jis nori, kad irgi ir šeimoje būtų tvarka. Žinot, kaip bet kokioje netgi organizacijoje, kompanijoje yra skirtingos pareigos ir jos visos svarbos, bet jie atlieka savo funkciją ir tą pareigą, kad visą misiją įgyvendinti ir kad padaryti, pasiekti gerą rezultatą. Tai taip pat ir šeimoje. Negali būti 3 viršininkus, tai jeigu dažniausiai taip būna, ar net 2 viršininkai, tai dažniausiai vis tiek eina prie kažkokių konfliktų, skirybų, tai dažniausiai vis tiek kas turi tą paskutinę žodį, kas kokią rolę atlieka. Tai vaikai irgi turi paklusti tėvams, ne vadovauti tėvams, bet paklusti. Ir kodėl jis turi taip daryti? Taip paklausime, ir mums parašyta, kad tai teisinga.
Ir taip, ir kitas, kad tame yra irgi palaiminimas. Kada taip darom, kada vaikai klauso savo tėvus, tai tada yra tas pažadas parašytas, kad tau gerai siektųsi ir ilgai gyventum žemėje. Čia buvo jau duota tas pažadas, kada Dievas davė savo 10 įsakymų savo tautai. Ir viena iš jų ir buvo, kad gerbti tėvą ir motiną, ir iškart buvo tas pažadas. Ir Dievas irgi, jis kaip tėvas irgi mums rodo pavyzdį, kaip auklėti ir savo vaikus, pažiūrint, kaip jis darbuojasi su mumis, koks jis yra kaip dangiškas tėvas, nes mes ir meldžiamės, tėvas mūsų, kuris yra danguje. Ir netgi jeigu mes patys neturėjom gerų pavyzdžių tėvų, tai mes turim dangišką tėvą ir mes turim kitų gal pavyzdžių gerų bendruomenė, iš kurių galim mokintis ir prašyti ir maldų, ir patarimo, kad mes irgi galėtumėm taip pamokinti ir taip auklėti savo vaikus. Nes tėvams čia parašyta irgi labai aiškiai, kad mes neerzintum savo vaikus, bet kad mums reikia auklėti, juos drausdami ir mokindami viešpatyje. Tai, manau, mes galim visi pagalvoti ir kartais gera taip pareflektuoti, kaip aš statau santykį su savo vaikais. Ar yra kažko, kur gal aš tikrai erzinu ar supiktinu savo vaikus. Ir tokia, ar kažkur gal man reikia kažką kitaip daryti, nes gal tas santykis tikrai neeina, taip sakant, kažkaip, kad ryšys yra, ar mes matom tokių didelių kažkokių problemų. Tai, manau, labai svarbu mums šiaip kars nuo kars taip sustoti, bet labai norėčiau kažkaip paraginti, kad mes irgi klausytumėm šventosios dvasios balsą, kuris yra švelnus ir kuris konkrečiai mums kalba. Nes kartais irgi mums ateina tokios mintis ir iš šitono, kur labai tokios tamsios ir labai tokios apibendrinčios, kad tau nieko neišeina, tu esi labai blogas mama ar tėtis, kad tu viskas neteisingai darai. Ir šitonas tikrai jis yra kaltintojas, jis yra melagis, bet kada Dievo dvasia prisiliečia ir rodo mums, tai rodo švelniai, jis gali parodyti, kad šitoj situacijai gal nereikėjo taip pasielgti, gal tu gali prieiti ir atsiprašyti vaiko dėl savo kažkokios reakcijos ar žodžių. Ir tada mes galim nuolankiai irgi prieiti ir prisipažįsti, jeigu kažką ne taip padarėm. Gal dvasia gali mums parodyti, kad mes neleidžiam tokio kybiško laiko su Dievu, kas mes taip užimti darbais, pramogo, nežinau, draugais ar net tarnystėm, kad neturim laiko pabūti su savo vaiku ir išgirsti, per ką jis ar jį eina. Tai aš manau, kad kada Dievas mums tai parodo, tai mes ir galim daryti tos žingsnius, kad mylėti ir auklėti vaikus labiau pagal jo valią, pagal taip, kaip jis mus moka. Ir manau, labai daug galim kalbėti apie šią temą, apie tėvus, vaikus, labai daug tokių praktinių dalykų, ir kurie aš matau savo gyvenime, kas vyksta ir kaip vaikai irgi daug kopijuoja, ką mes darom, nes kalbais daugiau daro tai, ką mes darom, ne tik kalbam, ne? Tai visą pirma turim patys irgi augti ir turėti tą vėlgi gyvą santykį su Kristumi, kad ir mūsų santykiai su vaikais būtų irgi tokie geri ir palaiminti. Man čia labai matosi, kaip irgi aš ten turėjau triadą ir mano vyras turėjo triadą ir mano dukra, kurie buvo 10, sakė, o kodėl aš neturiu triados, kodėl jūs turite, o aš neturiu, aš irgi noriu turėti. Ir tada mes galėjom su ją pasikalbėti, kas tai yra ir kokia jo esmė, ir kad svarbu, kad ten jūs ir skaitytumėt ir žodį, ir melstis. Ir aš galiu jums tom
pradėti, jeigu tu nori. Ir Nikolė tikrai labai norėjo ir sukvietė savo tokius 2 drauges ir mes pradėjom tokią kelionę su jais, kur jos irgi kartu skaito tokią Biblijos vadovėlį vaikams ir matosi, kad kai kurie dalykai jos natūraliai kopijuoja, nes mato, kaip tu tame gyveni. Tai mums irgi svarbu patiems, kaip sakoma, gyventi taip, kaip mes kalbame ir kad mūsų elgesis kalba žymiai daugiau negu tik, ką mes kalbame. Ir tikrai per vaikus ir tėvų santykį mes irgi Dievas su mumis irgi darbuojasi ir daug dalykų per tai labai stipriai augina iš tikrųjų. Ir dar norėčiau pažvelgti ir tokios 3 grupės santykių, kurie aprašyti šitame 6 skyriuje. Ir mes dabar paskaitysim su jumis nuo 5 eilutės. Jūs vergai klausykite savo žemiškų šeimininkų su baime ir drebėjimu, nuoširdžiai kaip Kristaus, ne dėl akių tarnaudami lyg žmonėms įtikintis, bet kaip Kristaus vergai, iš širdies vykdydantis Dievo valią. Noriai tarnaukite kaip viešpačiui, o ne žmonėms, žinodami, jog kiekvienas tiek vergas, tiek laisvas, jei daro ką gerą, gaus atlyginimą iš viešpatės. Ir jūs, šeimininkai, tai darykite jiems. Liaukitės grasinę, žinodami, kad ir jiems, ir jums yra viešpats danguje. Ir jis nedaro skirtumą tarp asmenių. Tai matoma, kad čia parašyta vergams ir šeimininkams, ką mums dabar atrodo, kad kaip čia gali būti, kad čia apie vergystę kalba, bet iš tikrųjų to laiku tai buvo tokia dalis visuomenės, kur, ne dalis, o čia buvo toj visuomeniai kaip priimtinas dalykas ir kur vergai jos kaip darbavosi ir dažnai turėjo labai mažai teisių. Čia irgi buvo priklausomai, kokiam regione buvo vergai, kokie šeimininkai buvo. O šeimininkai čia buvo dažniausiai turtingi, kurie galėjo leisti atein nupirkti ar tai samdyti žmonės, kad dirbtų jiems. Ir aš manau, kad svarbu tai žiūrėti mums per tą prizmę, kad dabar galim žiūrėti tai kaip ir gal darbuotojus ir vadovus, ne? Iš tos prizmės, kad ir gal kai kurie dirbu tokiuose darbuose, kur irgi atrodo, kad gal vos nevergystė esu, bet labai svarbu pažvelgti į tos aspektus, kurie Dievo žodis mums kalba. Kad ką mes čia galim pamatyti ir tokie, kad mane pritaikyti, kad visų pirma, kad viešpats yra virš visų, ne? Kad jis yra ir mes žiūrėjom Efeziečiams ir prieš tai skyriuose, kad jame mes esam viena, mes susitaikyti ir viename kūne ir nėra skirtumo, ar tu esi turtingas, ar tu vargšas, ar tu esi žydas ar pagonius. Esmė tokia, kad jis yra virš visų ir jis neturi jokios ar veidmainystės, jis nežiūri į kažkokią žmogaus statusą, ar į veidą, ar į kažkokius tokius išorinius dalykus, jis žiūri į širdį. Ir jam labai svarbu, kur yra mūsų širdis. Ir jeigu mes turim tą gyvą ryšį su jam, tai irgi turi būti matoma tai, kaip mes dirbame, kaip mes tarnaujame ir kaip mes vadovaujame. Ne? Tai, nes darbe mes irgi esam misijoje, ne? Mes nesam tik tikinti, susirinkom bažnyčioje, bet kur bebūtume, mes einame ir parašyta, kad esam Kristaus ambasadoriai. Ir irgi toks klausimas, kaip aš atstovauju Dievą ten, kur esu, ar tai namie, ar tai darbe, ar tarnaudamas bažnyčioje, nes pasakyta, kad mūsų atlyginimas ateina iš Dievo. Ne? Ir jeigu net mūsų žemiški kažkokie
nežinau, vadovai kažką nepastebės, tai Dievas tikrai visko mato ir jis nieko nepraleis ir mes galim tiesiog suprasti, kad viską, ką darom kaip jam, kaip Dievui, nes jis visą mato ir jis įvertins mus. Tai iš tos pusės čia tokia didelė mums ir paguoda, ir padrasinimas, ir irgi taip persižiūrėti, koks mano požiūris į darbą, į tarnystę, ar kaip aš vadovauju, ar nesu per griežtas, kaip mane čia irgi raštas sako, ar aš prisimenu, kad aš turiu valdovą danguje, kuriam esu pašauktas paklusti. Ir jeigu mes, manau, visi taip gyventumėm, kad turim tą gyvą ryšį su Kristu, kurį siekim vykdyti jo valią ir gyventi dėl jo, tada tikrai tai atspindės ir kaip visur, kur mes bebūtumėm. Ir mūsų santykėse, mūsų ir darbe, ir namie, ir mokyklose, universitetuose, kur tu bebūtum. Tai manau, kad pažiūrint į visus tos ištraukos mes supratom, ant kiek mums kiekvienam reikalingas viešpats ir turi kilti, manau, toks dėkingumas, kad mes turim šventoją dvasią, kuri veda mus, kuri gali mus pamokyti, kur reikia pataisyti, apvalyti ir kad mes galim statyti tos santykius su Dievo išmintim, ne pagal tiesiog kažkokius žmogaus filosofijos, bet taip, kaip raštas mus mokina, nes tai yra tokia tvirta pamata mūsų gyvenimai ir mes tada ragausim tų gerų vaisių, kurį aš manau mes visi norime, kad mūsų santuoka būtų laiminga ir palaiminta ir kad mūsų santykis su vaikais būtų geri, o ne kažkokie pripildyti daug skausmo ir jo, po to, kad būna, kad labai gaila, ne, kaip taip nebebendrauja tėvai su vaikais ar vaikai su tėvais. Tai Dievas nori, kad mes turėtumėm tą palaiminimą ir šeimoje, ir taip pat, kad darbe, kad irgi jis būtų pašlovintams ir mums nuo to irgi būtų tas ramybė, džiaugsmas ir palaiminimas. Tai tikrai matom, kad Dievas visko padarė dėl mūsų, o dabar mums tiesiog reikia siekti paskui jo ir paklusti dvasiai, jo vedimui. Ir jeigu jūs dar neišgyvenat jo prisilietimą, tai niekada nevėlu pradėti ir paprašyti Kristų tapti jūsų gelbėtoju, tapti jūsų gyvenimo valdovu ir atiduoti visą savo gyvenimą į jo rankas, nes iš tikrųjų tai geriausia vieta ir mes galim tada turėti ir viltį amžinam gyvenimui, ir jėgas, ir išmintį gyventi šią gyvenimą žemėje taip, kad tikrai nesigailėtumėm ir būtumėm tikrai palaiminti. Tai norėčiau užbaigti su malda, kad Dievas mus lydėtų toliau šitai kelioniai. Viešpatie, dėkoju tau tikrai, kad tu kalbi mus per savo žodį ir dėkoju už tai, kad tu esi mūsų viltis, tu esi Jėzau atsakymas į visų mūsų gyvenimo klausimų, kad tikrai kai nežinom, ką daryti, kur eiti, Viešpatie, mes galim atrasti tos atsakymus tavyje. Aš prašau, kad tu prisiliestų prie kiekvieno, Viešpatie, ir jeigu kas dar nepažįsta tave, Viešpatie, prisiliesk, duok jiems atgimti iš naujo ir išeiti iš tamsos į šviesą, Viešpatie, ir statyti santykius tavo šviesoje, Viešpatie. O mums visiems, kurie jau pažįstam tave, Viešpatie, duok tikrai vaikščioti artimam ryšį su tavim, visą pirma, Viešpatie, statytis santykis su tavim ir aš tikiu, kad tu lydėsi mus ir per visus kitus gyvenimo sritis ir prašau, kad tavo vardas būtų pašlovintas, Viešpatie, per kiekvieną ir kad tikrai mes kaip tavo bažnyčia būtumėm be dėmies, be raukšlės, Viešpatie, ir kad vieną dieną, kai susitiksim su tavim, Viešpatie, galėtumėm stovėti tavo šloviai ir dėkoju tau per amžius. Tai šlovinu tave, dėkoju tau ir prašau per Jėzų Kristų. Amen. Tu darai viską nauja mano gyvenime. Tu darai viską nauja
mano gyvenime. Kas sena praėjo, esu naujas kūrinys. Giedosiu per amžius, tikiu visi pamatys. Koks nuostabus ir koks gražus mano viešpats yra. Jis daro viską nauja. Tu darai viską nauja mano gyvenime. Tu darai viską nauja mano gyvenime. Aš to tikiu, aš tuo gyvenu ir džiaugsmo pripildytas esu, nes tu darai viską nauja mano gyvenime. Ten, kur tu, ten laisvė, negalėjau likt toks pat. Dėkosiu per amžius, nes tu pakeitei mane. Koks nuostabus ir koks gražus mano viešpats yra. Jis daro viską nauja. Tu darai viską nauja. Tu darai viską nauja. Tu darai viską nauja many. Tu darai viską nauja. Tu darai viską nauja. Tu darai viską nauja many. Viską nauja many. Tu darai viską nauja mano gyvenime. Tu darai viską nauja mano gyvenime. Aš to tikiu, aš tuo gyvenu ir džiaugsmo pripildytas esu, nes tu darai viską nauja mano gyvenime. Tu darai viską. Dėkoju Olenai už pamokslą. Kaip visada, noriu tikėti, jog Dievo žodis ir Olenos pamokslas kiekvienam iš mūsų kalbėjo labai asmeniškai, labai subtiliai ir ateinančios savaitės eigoje ir ne tik, kai mes skubame, lekiame, galbūt susijaudiname dėl kažko, visada nešiotis tą pamokslą, skaityti Dievo žodį ir nusiraminti ir visada viskas išeina į gerą. Taipogi norėčiau pakviesti kiekvieną iš jūsų prisidėti piniginę auką prie Dievo bažnyčios statymo šioje žemėje. Mūsų miesto bažnyčioje vyksta daug renginių, daug įvairios veiklos ir visą tai galime padėkoti jums, kurie aukojate, atnešate savo ne tik dešimtines, bet tiesiog laisva valia prisidedate, jog mūsų bažnyčia augtų ir stiprėtų. Jeigu mus stebi online, labai džiaugiuosi, jog šiandien nusprendei prisijungti, taipogi kviečiu prisijungti prie Facebook nuotolinės grupės ir sužinoti daugiau, kas vyksta mūsų miesto bažnyčios nuotolinėme gyvenime. Būtinai prisijunk ir susipažinkim daugiau. Jeigu prisijungi pirmą kartą, irgi labai džiaugiuosi, labai sveikinu, būtinai užpildyk anketą mūsų komentaruose, pamatysi nuorodą,
Užpildžius, mes su tavimi susisieksime, pakalbinsime, susipažinsime ir pakviesime prisijungti prie mūsų bažnyčios bendruomenės ir ne tik. Na, o sekmadieniai jie yra nusiraminimo dienos, aš norėčiau tikėti. Ir kviečiu nepabėgti, kviečiu šitą dieną skirti sau, skirti Dievui ir pabendrauti su kitais žmonėmis. Todėl kviečiu prisijungti į Zoom kambarėlį, ten susipažinti galbūt su naujais bendruomenės nariais, pasimelsti, pakalbėti ir galbūt netgi ir pajuokauti. Tai nuorodą taipogi rasi komentaruose. Šiam kartui tiek. Aš atsisveikinu. Kaip visada siunčiu jums vėjuotus linkėjimus iš Klaipėdos ir linkiu gražaus sekmadienio ir palaimintos artėjančios savaitės. Iki pasimatymo.